Sveiki, ką tik grįžau iš darbų ir tokia norėjau papasakoti situaciją. Kaip žinia, dirbu stomatologu ir buvo atvykusi pacientė, panašiai vidutinio amžiaus, apie 50, ir jin turėjo specifinę problemą su dantim. Ir aš jos paklausiau, ar dar turit papildomų lygų. Ne, sako, viskas, aš gyvenu, viskas sveikai valgo ir taip toliau. Ir pas ją buvo sugedęs protinis dantis, 8, ir dar tokį klausimėlį uždaviau ir labai įdomių sutapimų gavosi. Ir dėl to darau šitą video, kad pasidalinti tais sutapimais. Žodžiu, pagal kiniečių mediciną aštuntinis dantis tai yra širdis ir plono žarnyno meridianas. Ir aš paklausiau, kaip širdis, ar nejaučiat, ar spaudimai vietoje, ar kokia situacija. Ir sako, kad kaip tik permušinėja širdis. Praeitą savaitę buvo kažkokie neramumai ir jaučia kažkaip negerai su širdim. Reiškia, genda 8 dantis protinis viršui, žmogus jaučia širdį. Po to kalbam, pasirodo išsiaiškino, kad skydliaukės problemos. Jau 6 metai tiroksiną geria, bet šiaip nuo jaunystės problemos, po gimdymų. Ir prieš tai buvau uždavęs klausimą, ar virškinimas gerai, ar jokių problemų. Aišku, atsakė, jokių problemų, viskas gerai. O pasirodo, iš pokalbio išėjo, kad tulžis operuota, akmenys buvo. Tai aišku, mes jau žinom, jeigu nėra tulžies, nėra virškinimo fermentų padavimo, tai ir apie virškinimą nėra ką kalbėti. Tai vėl grįžtam prie plono žarnyno ir uždegimų ir širdies sąsajos. Tai mane kas labiausiai nustebino, tai kad dauguma žmonių visų pirma nesusiję tokių dalykų. Visų pirma, širdis kažkas pasikalatovo, kažkam tulžis išpjauta, nieko tokio. Bet tas nieko tokio, kai žinai, ko ieškoti, kur ieškoti ir ką matyti, labai gaunasi bendras vaizdas toksai. Dar galim dadėti, kad, reiškia, skydliaukės problemos, tai visada, kaip sakiau, po gimdymų tai visada būna kepenų problemos, reikalinga detoksikacija. Reiškia, po gimdymo gal irgi tulžies problemos prasidėjo, kas baigėsi operacija. Ir po gimdymo žmogui skydliaukė pradėjo streikuoti. Aišku, žmogus tik tais vaistus tiroksiną geria, nieko daugiau. O problema tai yra kepenų ir žarnyno problemos. Kepenyse nevyksta hormono aktyvacija, tai 4, tai 3. Tai kas gaunasi, kad ateina žmogus, kuris kaip ir niekuom nesiskundžia, gyvena savo normalų gyvenimą, bet genda dantis, kur jau pasiekmė yra, reiškia, uždegimų žarnyne ir, reiškia, suprastėjusi skydliaukės veikla. Ir po gimdymo kepenų suprastėjusi funkcija. Tik tais praėjo kažkiek gal 10-15 metų, kol mes pamatom tų visų problemėlių rezultatus. Kad ir dantis genda, kad ir širdis šokinėja. Ir aš taip ir pasakiau, kad visą šitą tokį apibendrinimą, kad visi mes susiję, kad mes esame kaip fraktalai ir kad į mūsų organizmą reikia žiūrėti kaip į holistinę sistemą, energoinformacinę. Ir tik tais ne visi mes sugebam pamatyti tos mažius dalykėlis, ne visi sugebam juos sukonektinti į vieną vietą. Bet čia jums pavyzdys, kaip, reiškia, ir žarnyno, ir kepenų veiklos sutrikimai gali nuvesti iki skydliaukės problemų. Skydliaukė, kai neveikia, tada labai dažnai asocijuosi ir su širdies permušimais ir taip toliau. Bet čia klausimas dar, kas su kuo labiau susiję, ar čia skydliaukė, ar čia kepenų veiklos sutrikimai. Ir galima nuo paprasto odontologo
danties vizito daryti iki tokios bendros situacijos. Ir jeigu žmogus sąmoningas, tai jis tiesiog gali pradėti detoksikacijas daryti, kepenų, žarnyno funkcijos atstatymą daryti ir visas tas probleminės dar toliau pasistums, dar toliau mes nejausim ir galėsim gyventi savo paprastą žmogelio gyvenimą. Bet jeigu mes ignoruojam, jeigu mes tų mažų pastabėlių nematom ir galvojam, kad čia tik širdis pakalatuosiu, čia tik skyliukė, hormonų pagersiu, čia tik kepenis, ačiū Dievui, jeigu kas nors levosilį pagers ar kažką, tai margainio, silimariną. Bet ten reikėtų kompleksiškai, sistematiškai padirbėti. Bet visada geriau yra sąmoningai tai pažiūrėti ir užkirsti ligoms kelią ir turėti kokybišką gyvenimą, kokybišką senatvę ir mūsų tokia koncepcija, kad ligas bandome užkirsti dar jums neprasidėjus. Tai trumpas toksai mano šios dienos pastebėjimas. Tikiuosi jums irgi patiks ir būsite atidesni su savo simptomais ir organizmo pojūčiais, nes kiekvieną kartą mūsų organizmas stengiasi mums pasakyti, kur yra problemėlė ir ką reiktų daryti. Ačiū už dėmesį, iki sekančių.